Sveiki, mėly avinai. Labai puikiai savaitė nusimato ir jūs tikrai galite tikėtis labai gerų dalykų tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime. Nes realiai pas jūs aną savaitę baigėsi toks juodesnis periodas. Taigi su kuo ir sveikinu, su pavasariu, su šviesa ir su geresniais dalykais. Na, tikrai labai verta pradėti įvairius dalykus, ypatingai kas susijęs su darbu ir veikla, bet taip pat, jeigu nuspręsite atostogauti, yra tinkamas metas, nes dabar yra jūsų gimtadienio periodas, tai tikrai tas metas visada skaitosi apie gimtadienį toks kad reikia skirti pauzai tinginiavimui. Ypatingai, kaip jūs žinote, kad žmogus prieš gimtadienį yra silpnesnis ir būtinai, jeigu ten kažkokių nelabai gerų dalykų, gali būti prieš gimtadienį. Todėl tradiciškai prieš gimtadienį kokią savaičikę mes ilsimės, tingime ir stengiamės per daug nepervargti, o daugiau tikrai pasyviau leisti laiką. Na, arba planuoti baliuką, jeigu jau ten baliavoti nusiteikę. Va, taigi, kurie avinai jau esate atšventę, tai sveikinu, viskas puikiai ir atsiraitojate rankovės ir į darbus, kalnų versti. O tie, kurie esate dar neatšventę gimtadienio, tai aišku, būkite ramesni. Ramesni, bet ta prasme, fizinė prasme, o moralinė, dvasinė ir protinė prasme privalote būti labai labai aktyvus, nes jums tam yra labai palankus metas. Dabar taip pat avinukai, jums nusimato labai daug meilės, karštos ir platoniškos, atsiprašau. Matai, Plutonas, kas galvojatės ant liežuvio. Taigi, platoniškos meilės ir karštos Veneros meilės. Taigi, būkite išmintingi, žiūrėkite su kuo, kada ir kaip einate apsikabinti, pasimiluoti, kad nereikėtų po to pergyventi dėl Veneros ligų, nes irgi yra tam tikras toks perspėjimas. Taigi, taip su jumoru ir baigiu šią savaitę, būkite sveiki, laimingi, turtingi, neužmirškite mūsų palaikyti, na, o jeigu norite asmeniškai, rašykite į Messengerį. Iki.